rugsėjo mėnesio per Lietuvos televiziją pradėjo transliuoti naują laidą, kuri vadinasi Knygų žiurkės. Jos vedėjas Robertas Petrauskas siūlo kiekvienam savo pašnekovui pagalvoti, kokios 5 mėgstamiausios jo knygos. Ta pati padariau atsisėdusi, gerai pagalvojusi, dėl to dabar siūlau jums. Pirmoji knyga galėtų būti Gendručio Morkūno Puodelis kefyro ant palangės. Antroji knyga sudėtinga, knyga, kuri yra be skyrybos ženklų Saramago Aklieji. Trečia knyga galėtų būti Silveršteino Dovanų medis. Ketvirtoji Antoine de Saint-Exupéry Žemė žmonių planeta. Ir 5 knyga Mažasis princas. O dabar trumpai pristatysiu iš tų 5 vieną man svarbiausių knygų, tai Exupéry Mažąjį princą. Kodėl pasirinkau būtent tą knygą? Mano supratimu, tai knyga apie gyvenimą ir mirtį. Tai knyga, kurioje kalbama apie viltį, tikėjimą, meilę. Kurioje kalbama apie žmogaus pasitikėjimą kitu ir apie tai, kad reikia susitikus su žmogumi bandyti išsaugoti jo draugystę. Arba kitaip tariant, jo Antoine de Saint-Exupéry žodžiais sakant, jeigu tu su kuo nors susidraugauji, tai pasidarai amžinai atsakingas už jį. Ir baigdama norėčiau pacituoti Antoine de Saint-Exupéry mintį iš knygos Žemė žmonių planeta. Kiekvienas amatas matyt yra tiek taurus, kiek jis jungia žmonės. Yra tik viena tikra vertybė – tai žmogaus ryšys su žmogumi. Dirbdami vien materialinių gerybių dėliai, mes patys statome savo kalėjimą. Vieni užsidarome su savo supelėjusiais lobiais, dėl kurių tikrai nėra verta gyventi. Jei klausiu savo atminties, kas joje paliko neišdildomus pėdsakus, jei pasveriu savo būtuosius išgyvenimus, kurie jų buvo reikšmingiausi, tai visada neklystamai atrandu. Tas buvo reikšmingiausia, ko negausi už jokius turtus. Rekomenduočiau pasiimti dar kartą į rankas Antoine de Saint-Exupéry Mažąjį princą, nes ta knyga būtent mūsų dienomis dabar yra viena aktualiausių.